Maži nuostoliai išlaiko sprendimą nepažeistą. O sprendimas yra vienintelis tikras traderio pranašumas. Kai sprendimas sugadinamas, jokia sistema tavęs neišgelbės. Aš anksti supratau, kad traderis, kuris bijo klysti, liks neteisus per ilgai. Argi ne keista, kaip mažas nuostolis tą akimirką gali atrodyti didelis. Tačiau būtent didelis nuostolis tyliai sunaikina gebėjimą mąstyti. Mažas nuostolis yra švarus pjūvis. Jis greitai užgyja. Tu jį priimi, pasižymi ir judi toliau su vis dar aštriu protu. Nereikia jo aiškinti, teisinti ar gražinti. Rinka tiesiog nesutiko. Ir viskas. Bet kai nuostoliai tampa per dideli, jie užsilieka. Jie seka tave į kitą sandorį. Jie kužda abejonę ten, kur turėtų būti pasitikėjimas, ir skubėjimą ten, kur turėtų būti kantrybė. Sprendimas priklauso nuo aiškumo. Aiškumas dingsta, kai baimė perima kontrolę. Baimė dažniausiai ateina tada, kai rizikuojama per daug pinigų. Todėl mažų nuostolių išlaikymas nėra tik apie pinigus. Tai yra apie tavo mąstymo apsaugą. Kaip gerai gali skaityti grafiką, kai desperatiškai nori, kad jis apsisuktų. Mačiau traderių, kurie po didelio nuostolio tampa atsargesni, bet ne gerąja prasme. Jie dvejoja prie tinkamų įėjimų. Išeina per anksti. Arba dar blogiau, pradeda revengetradinti, bandydami ištrinti žalą, užuot skaitę rinką. Maži nuostoliai apsaugo nuo šios spiralės. Jie išlaiko tavo elgesį nuoseklų. Kai priimi mažus nuostolius kaip verslo dalį, nustoji juos priimti asmeniškai. Tu nesijauti taip, lyg rinka tave pultų. Išlieki objektyvus. Kiekvienas sandoris tampa tik dar vienu sprendimu, o ne tavo gebėjimų ar intelekto įvertinimu. Rinka nuolat testuoja traderius. Ji testuoja kantrybę, discipliną ir emocinę pusiausvyrą. Maži nuostoliai leidžia tau išlaikyti šiuos testus be iškraipimų. Jie saugo tavo pasitikėjimą procesu. Jie leidžia išlikti lankstiam, greitai pakeisti nuomonę ir prisitaikyti be dvejonės. Traderis su sveiku sprendimu gali atsitiesti beveik po bet ko. Traderis su sugadintu sprendimu dažnai net nesupranta, kad jį jau prarado. Todėl saugoti savo mąstymą svarbiau nei saugoti savo išdidumą. Nuostoliai neišvengiami, bet sumišimas ne. Kai nuostoliai išlaikomi maži, tavo protas išlieka pakankamai aiškus, kad atpažintų galimybę, kai ji pasirodo. Pakankamai ramus, kad lauktų, kai jos nėra. Ir pakankamai stabilus, kad toliau veiktų logika, o ne emocijomis. Sandoris po sandorio. Sprendimas po sprendimo, nenešant praeities klaidų svorio į momentus, kuriems reikia visiško dėmesio ir sąžiningo supratimo, ką kaina daro dabar. Pirmas sandoris yra tik testas, ir kai pradedi jį laikyti kažkuo daugiau, ten prasideda dauguma problemų. Aš niekada nepasitikėjau savo pirmų įėjimų, kad ir kaip gerai jis atrodė ant popieriaus. Rinka turi įprotį pažeminti tikrumą. Pirma pozicija man tėra būdas užduoti rinkai klausimą. Argi neišmintingiau pirmiau klausytis prieš kalbant per garsiai? Testinis sandoris išlaiko tave sąžiningą. Jis priverčia pripažinti, kad dar nežinai. Tu lauki, kol sužinosi. Kai pozicija maža, gali laisvai stebėti, kaip kaina elgiasi po tavo įėjimo. Ar ji lengvai juda tavo kryptimi, ar dvejoja? Ar apimtis patvirtina tavo idėją, ar išdžiūsta? Šie atsakymai svarbesni už pačią idėją. Dauguma traderių nori būti teisūs iš karto. Jie nori, kad pirmas įėjimas būtų tas didysis. Bet rinka neapdovanoja nekantrumo. Ji apdovanoja patvirtinimą. Testinis sandoris leidžia tau dalyvauti, bet nebūti per daug įsipareigojusiam. Tu esi rinkoje, bet nesi per daug atviras rizikai. Ši pusiausvyra išlaiko tavo sprendimą aišku. Ar pastebėjai, kaip daug lengviau mąstyti, kai niekas skubaus nėra pastatyta ant kortos?
Jei rinka įrodo, kad klysti, testinis sandoris atlieka savo darbą. Tu išeini su maža žala ir vertinga informacija. Jei jį įrodo, kad esi teisus, tu turi kažką geresnio nei pasitikėjimą. Tu turi įrodymą. Tada spausti sandorį turi prasmės. Ne anksčiau. Aš visada tikėjau, kad rinka turi užsitarnauti mano įsipareigojimą. Aš neduodavau jai didelio dydžio iš karto. Leisdavau jai pirmiausia parodyti jėgą. Pirmas sandoris nėra apie pelną. Jis yra apie elgesį. Apie tai, ar rinka elgesi taip, kaip turėtų. Jei tavo skaitimas teisingas, toks požiūris apsaugo nuo priverstinių sandorių ir nuo prisirišimo prie idėjų. Tu nesi prisirišęs. Tu vertini. Laikui bėgant, šis įprotis pakeičia tavo prekybą. Tampi selektyvesnis. Nustoji skubėti. Lauki, kol rinka pakvies tave giliau. Traderis, kuris supranta, kad pirmas sandoris yra tik testas, nustoja bandyti prognozuoti rezultatą ir pradeda matuoti reakcijas. Kiekvienas mažas įėjimas tampa pokalbiu su rinka. Kiekvienas atsakas – užuomina. Kiekvienas patvirtinimas – priežastis tęsti. Kiekviena dvejonė – įspėjimas atsitraukti. Ir visas procesas tampa mažiau apie bandymą įrodyti, kad esi teisus, ir daugiau apie išlikimą vienoje linijoje su tuo, ką kaina iš tikrųjų daro realiu laiku. Išlikimas yra pirmasis traderio pranašumas, nesvarbu, ar jis tai supranta ar ne. Prieš pelną, prieš įgūdžius, prieš pasitikėjimą, pirmiausia turi būti išlikimas. Žmogus, kuris negali išbūti žaidime pakankamai ilgai, neturi jokios galimybės išmokti jo taisyklių. Aš anksti supratau, kad rinka nėra užkariaujama viena kampanija. Ji yra išgyvenama per laiką. Argi neįdomu, kiek daug traderių pirmiausia galvoja apie tai, kiek gali uždirbti, dar prieš pagalvodami, kiek gali prarasti. Dauguma klaidų nekyla iš intelekto trūkumo. Jos kyla iš per didelės rizikos, tokios, kurios negali atlaikyti nei sąskaita, nei protas. Kai išlikimas ignoruojamas, kiekvienas sandoris tampa pavojingas. Spaudimas kyla. Sprendimai skuba. Mąstymas linksta. Traderis nustoja galvoti tikimybėmis ir pradeda galvoti apie pabėgimo kelius. Išlikimas reiškia gerbti riziką net tada, kai galimybė atrodo akivaizdi. Ypač tada. Rinka nepaskelbia pavojaus iš anksto. Jį parodo tik tada, kai žala jau padaryta. Todėl likti mažam, likti lankstam ir likti likvidžiam yra svarbiau nei būti agresyviam. Išsaugotas kapitalas yra išsaugota galimybė. Aš niekada nesižavėjau traderiais, kurie greitai uždirbo įspūdingą pelną. Aš stebėjau tuos, kurie po metų vis dar stovėjo. Jie suprato, kad rinka apdovanoja ilgaamžiškumą. Kiekviena diena, kurią išgyveni rinkoje, suteikia patirties. Kiekvienas ciklas, kurį pereini, paaštrina instinktus. Išlikimas suteikia kartojimąsi, o kartojimasis kuria supratimą. Traderis, kuris pirmiausia rūpinasi išlikimu, neturi nieko įrodinėti. Jis nesivaiko kiekvieno judesio. Jis laukia. Jis žino, kad visada bus dar vienas sandoris. Šis žinojimas pašalina desperaciją. Sąskaitas žudo ne blogi setupai, o desperacija. Kai išlikimas yra pirmoje vietoje, nuostoliai kontroliuojami, pozicijos dydis pamatuotas, o ego tylus. Tu nustoji mąstyti laimėjimo ir pralaimėjimo kategorijomis. Pradedi mąstyti apie tai, kaip išlikti suderintam. Spaudimas būti teisiam išnyksta. Jį pakeičia poreikis išlikti funkcionaliam, aiškiam, pasiruošusiam ir blaiviam. Išlikimas taip pat kuria kitokį pasitikėjimą. Negarsų pasitikėjimą, kuris stumia didinti dydį. O stabilų pasitikėjimą, kuris pasitiki procesu. Tu pradedi matyti rinką kaip ilgą pokalbį, o ne vieną ginčą. Kiekvienas sandoris yra tik vienas sakinys, ne paskutinis žodis. Tavo darbas – išlikti šiame pokalbyje kuo ilgiau. Stebėti. Prisitaikyti.
Saugoti kapitalą. Išlikti psichologiškai sveikam. Žinoti, kad kol tu vis dar esi žaidime, kol vis dar gali veikti, kol vis dar gali skaityti grafiką be baimės, tikrasis pranašumas nėra prarastas. Jis tyliai palaikomas per laiką, discipliną, susivaldymu ir supratimu, kad rinka visada išgyvena ilgiau nei traderis, kuris pamiršta, kad išlikimas yra pirmoje vietoje. Prekiauti mažesnių dydžių nėra baimės ženklas. Tai pagarbos ženklas. Pagarbos rizikai. Neapibrėžtumui. Paprastam faktui, kad joks grafikas tau nieko neskolingas. Kai prekiauji mažai, suteiki savo erdvės mąstyti. Leidi rinkai kalbėti pirmai. Argi ne tai grafikas visada darė? Sakė tiesą tiems, kurie buvo pasiruošę klausytis. Aš tikrus pinigus uždirbau nestatydamas viską ant pirmo judesio. Aš juos uždirbau tyrinėdamas, testuodamas savo idėjas mažomis pozicijomis. Jei buvau teisus, rinka tai patvirtindavo. Jei klydau, ji man tai pasakydavo greitai ir pigiai. Taip išgyveni pakankamai ilgai, kad uždirbtum didelius pinigus, neprarasdamas jų tada, kai klysti. Paklausk savęs, kiek aiškesnis būtų tavo sprendimas, jei baimė neužtemdytų kiekvieno kainos judesio. Maži sandoriai išlaiko tavo protą stabilų. Jie neleidžia tau tikėtis, melstis ar ginčytis su grafiku. Viltis neturi vietos kainos grafike. Rinka neapdovanoja vilties. Ji apdovanoja discipliną. Kai tavo pozicija kukli, gali išsėdėti normalius atsitraukimus be panikos. Gali skaityti trendą, o ne reaguoti į triukšmą. Argi kantrybė nėra lengvesnė, kai tavo pinigai ant tavęs nerėkia? Ir štai dalis, kurios dauguma traderių nepastebi. Nuoseklumas auga greičiau nei jaudulys. Maži pelnai, kartojami saugant kapitalą, kuria pasitikėjimą paremta faktais, ne fantazija. Tas pasitikėjimas leidžia spausti tik tada, kai rinka įrodo, kad esi teisus. Štai kada dydis turi reikšmę. Po to, kai rinka su tavimi sutinka. Ne prieš tai. Dideli pinigai niekada nėra pirmame sandoryje. Jie yra išlikime, aiškiame mąstyme ir gebėjime leisti rinkai įtraukti tave giliau tik tada, kai ji pati tai patvirtina.